Pajamų draudimas. 3 svarbus kriterijai sudarant teisingą pajamų draudimų sutartį. Verta žinoti. Taigi, pirmas. Pajamų dydis ir darbdavio garantijos. Būtina tiksliai nurodyti savo pajamų dydį. Jeigu esat self-employed, tai ką deklaruojat. Darbdavio garantijos tai yra pagrindinis klausimas, jeigu sirgsit ir negalėsit dirbti dėl sveikatos sutrikdymo, nebūtinai tik darbe, ar darbdavys kažkurį tai laiką mokės 100% ar 80% jūsų atlyginimą. Draudimas išmokės patikrinęs, kokias jūs gaunat pajamas, ar galite įrodyti ir tuo atveju, jeigu darbdavys nemoka. Dvigubą atlyginimą mes negalim turėti. Labai svarbu įsitikinti, kad pajamas nurodė tokias, kokias iš tikrųjų turit, nepadauginkit, nes turėsit per didelį draudimą ir stipriai permokėsit už jį. Ir būtina žinoti pagal savo kontraktą, jeigu tokį turit, ar yra apmokamas nedarbingumas. Dabar antras. Sveikatos būklė ir rūkymo statusas. Netgi svarbus yra 5 metų rūkymo statusas. Kai aš paklausiu, ar jūs rūkot, sakot ne, aš klausiu, ar yra daugiau negu 5 metai, kaip nerūkot. Todėl, kad didelė dalis draudimo kompanijų pradėjo tikrinti 5 metų rūkymo istoriją. Taip pat ir sveikatos įrašai labai svarbus yra ypač paskutinių 5 metų, bet jei ligos kartojasi, simptomai kartojasi, gydymas tęsiasi, visi išrašomi vaistai, nesvarbu, kad problema prasidėjo prieš daugiau nei 5 metus, tai būtina paminėti draudime. Esami sveikatos istorijoje įrašai visada turės kažkokios tai įtakos draudimui. 99%. Na ir trečias. Rizikos lygis pagal atliekamą darbą arba turimą profesiją. Taip, tai turi tikrai didelės įtakos, nes darbas fabrike tikrai savo riziką labai stipriai skiriasi nuo darbo ofise. Būtina tiksliai įvardinti arba surasti arčiausią atitikmenį jūsų daromam darbui.